Sveiki, šiandieną noriu pakalbėti apie 3 esminės medžiagas, kurios yra prarandamos streso metu. Iš esmės, streso metu yra prarandama viskas. Praktiškai stresas suėda viską, bet turėtume atkreipti, jeigu reitinguojant, į 3 esminės. Taigi, kas pirmiausia prarandama? Esminis mineralas magnis. Apie magnį daug kalbėjome. Tai yra tas mineralas, kuris dalyvauja įvairių šaltinių duomenimis nuo 300 iki 700 ar net 800 organizme vykstančių reakcijų, kaip antai ir vitamino D, absorbcijoje. Tai mineralas, kuris padeda geriau užmigti, geriau miegoti naktį, kuris užkerta kelią mėšlungiui, traukuliams, aritmijai, apskritai atpalaiduoja tiek kraujagyslės ir nervų sistemą. Taigi magnis prarandamas streso metu. Antras svarbus mineralas - cinkas. Apie cinką vėlgi daug kalbėjome ir jis labai svarbus. Cinkas yra mūsų odai, plaukams, imuniniai sistemai, mūsų gebėjimui užuosti. Ir ypač vyrams tai labai svarbu testosterono lygiui. Nuotaikai galiausiai cinkas labai svarbu ir trūkstant cinko labai dažnai yra nerimo sindromas, ne? Taigi magnis, cinkas. Trečioji medžiaga, tai būtų jau vitaminas, vitaminas B1 arba tiaminas. Jeigu jums trūksta B1, jūs esate nervingesnis, jaučiat nerimą, tą patį stresą, negalite užmigti, nesate aktyvus. Taigi, kuo daugiau patirėte streso, jūsų aplinka, sutuoktiniai, vaikai, tuo daugiau turėtume sveikiau valgyti ir valgyti tuos produktus, kuriuose yra magnio, cinko, B1 ir apskritai daugiau maistinių medžiagų. Tačiau, kaip taisyklė, stresą, nervus mes užkandame anaiptol ne austrėmis, ne moliūgų sėklomis, ne lapiniais kopūstais, bet dažnai valgom, prisikemšam, taip numaldome tą savo nerimą kažkuo saldžiu, kažkuo riebiu ir kartais negalime nieko ir padaryti su tuo. Tad labai išmintinga pasipildyti bent minimum tomis 3 medžiagomis papildo pavidalu. Magnis, cinkas, B1 ir taip gana nebrangiai, bet žinodami mes galime užkirsti kelią tai vadinamai sniego gniūžtės efektui, kai trūkstant tų medžiagų pradeda iš rikiuotės išeiti ir kitos sistemos. Kaip minėjom, magnis nėra magnio, D vitaminas nesigamina, ko mums labai trūksta. Dabar labai apskritai išeiti iš to užburto rato mums padėtų mityba plus kokybiški. Aš visą laiką vartosiu šį žodį kokybiški maistiniai papildai, aišku, visos kitos technikos, fizinis aktyvumas, kvėpavimas, streso valdymas, visą tai jūs, vandens gėrimas, visą tai jūs puikiai žinote, bet tą mes galime daryti, bet svarbiausia žinoti, kas iš gydomosios mitybos pusės gali mums padėti. Ir kaip sakydavo vienintelis pasaulyje 2 Nobelio premijų laureatas Linus Paulingas, man visam laikui įsiminė jo tokia esminė citata, jis sakė, kad visas ligas, visus negalavimus galima atsekti iki mineralų deficito. Svarbu žinoti, kad tai nėra labai paprasta jos gauti. Mineralai, sakysim, papildo forma yra gana sunkiai įsisavinami. Ir užtat reikia rinktis tikrai išmanius, gerus, kokybiškus, kad kalbant apie magnį, kad tai tikrai nebūtų viena forma. Ir labai geriausiai įsisavinami yra cheluoti mineralai. Yra toks chelavimo procesas, kai yra atvelkama 2 aminorūgštim, bet tai tiesiog mums šiuo atveju nelabai svarbi ta technologija, kas norėsit, jūs galite pasigilinti, bet tai yra kuo geriau įsisavinami, kuo geriau absorbuojami papildai. Tai šįkart tiek apie magnį,
cinką, B1. Bet aišku, tai yra tik trejetukas. Streso metu mes prarandame ir geležį, ir vitaminą C, beje, tiesiog stenkimės visais įmanomais būdais kompensuoti šitą praradimą ir kuo vyresni mes esame, tuo daugiau prarandame. Ir kad sugebėtumėm, kaip sakau, gyventi, išlipti iš tos duobės, neįeiti į lėtines ligas, jau tada prasideda ir kraujotakos sutrikimai, onkologijos ir visa kita. Ką galime padaryti, darykime. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Visą platesnį informaciją su nuorodomis jūs rasite mano tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt. Netrukus ir čia straipsnį įkelsiu, bei YouTube kanale Sveikatos žurnalistė, taip pat Facebook profilyje šiuo pavadinimu. Būkite sveiki, laimingi ir išmintingi. Ate.